Sveiki, su jumis Dainius, pradėsime savaitinę Forex rinkos apžvalgą. Prieš pradedant apžvalgą noriu šiek tiek ir atsiprašyti arba tiesiog patikslinti, kad vasaros laikotarpiu savaitinės rinkos apžvalgos ne visą laiką yra reguliarios ir tai yra, normalu yra vasaros laikotarpis, todėl stengiamės tiesiog tas apžvalgas daryti tada, kada yra esminiai įvykiai rinkose prieš juos, po jų apžvelgti situaciją. Iš tikrųjų, šiuo metu rinkas vienas iš pagrindinių rinkų variklių yra centriniai bankai, jų pasisakymai, būtent protokolai centrinių bankų, prognozės dėl šių metų ekonominio augimo perspektyvų, kitų metų ekonominio augimo perspektyvų, tai įneša savotišką šiokį tokį chaosą į rinkas, ypatingai euro-dolerio poroje mes matome, kuris laikas tokį pakankamai chaotišką judėjimą, labai daug dvipusio judėjimo, kol kas, kad ir vyksta kilimas, bet kaip ir nelabai yra galimybės prie jo prisirišti, kadangi rinka yra stipriaus pasipriešinimo teritorijos, jeigu žiūrint ilgalaikius grafikus, dėl to techniškai valiutų pora kaip ir netrodo labai tinkama prekybai. Kas liečia G10 šalis, tai atsirado dar vienas centrinis bankas, kuris prisijungė prie Amerikos ir įsijungė į palūkanų normų didinimo ciklą, tai yra Kanada. Praėjusią savaitę Kanada padidino palūkanų normas pirmą kartą per 8 metus ir svarbiausia, kad kitų metų ekonominio augimo prognozės pagerintos, šių metų taip pat pagerintos ekonominio augimo prognozės ir centrinis bankas masto apie tai, kad nebereikės monetarinių stimulų ir bus didinamos palūkanų normos palaipsniškai. Vienintelis nerimo keliantis signalas buvo infliacija, kuri pastaruoju metu mažėjo Kanadai, tačiau pasak centrinio banko tai yra daugiau laikinas efektas ir esant tokiai darbo rinkos situacijai, kaip yra dabar, vartojimas turėtų dėti, infliacija taip pat turėtų atsigauti. Aišku, žiūrint į Kanados dolerį, tai iš tikrųjų Kanados doleris stipriai pabrango, pastaruoju metu turėjome labai gražų trendą šitoje valiutų poroje ir ne tik tai prieš Amerikos dolerį, bet ir iš kitas valiutas, ypatingai ten, kur labai ryškus išsiskirimai tarp monetarinių politikų, tai prieš Japonijos jeną, prieš Šveicarijos franką. Kas liečia Jungtinės Amerikos valstijas, tai praėjusią savaitę viena iš svarbiausių naujienų buvo FOMC konferencijos protokolas. Tai yra ne FOMC konferencijos protokolas, bet Federalinio rezervų banko vadovės pasisakymai senate Jackson Hole konferencijos metu. Ateinančią savaitę taip pat komentarus iš tos pačios konferencijos lauksime, ką pasisakys Mario Draghi apie monetarinę politiką. Taigi sakau, šiuo metu labai yra svarbus dalykas stebėti G10 šalių centrinių bankų vadovų pasisakymus, ką ketinama daryti su monetarinė politika, kadangi panašu, kad dauguma jau galvoja apie tai, kad stimulo etapas po truputį praeitas. Vis dėlto iš Amerikos centrinio banko vadovės visi laukiame būtent užuominų, ar yra kažkokios mintis dėl palūkanų normų didinimo galimybės, būtent artimiausių metų, tai yra rugsėjo mėnesio konferencijos metu, ar tai gruodžio mėnesio konferencijos metu. Tai centrinio banko vadovė pasisakė, kad infliacija vis dar tiesiog šiuo metu šiek tiek yra nutolusi nuo centrinio banko tikslo, tačiau mato, kad vis tiek ilgalainiai perspektyvų esant prie dabartinių darbo rinkos rodiklių, greičiausiai infliacija atsistatys ir bus pasiekti Fedo tikslai. Vis dėlto Janet Yellen nedavė tokio optimizmo, kokio tikėjosi, sakykime, investuotojai. Labai mažai buvo užuominų apie tai, kad yra ketinimai toliau griežtinti monetarinę politiką ir tai iš tikrųjų nedavė palaikymo Amerikos doleriui. Iš kitos pusės, aišku, visi ir laukiame praėjusią savaitę, kaip pasirodys Amerikos vartojimo rodikliai, kokie bus Amerikos infliacijos rodikliai, nes tai yra būtent vienas iš svarbiausių mandatų Amerikoje. Tai matome, kad Amerikos infliacija iš tikrųjų lėtėjo, kitas dalykas, mažmeniai pardavimai taip pat neauga. Tai reiškia vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko mažmeniai pardavimai nedidėja greitesnių tempų, tai yra būtent dėl to, kad yra nepakankamas atlyginimų augimas. Dėl to artimiausiais mėnesiais iki gruodžio mėnesio, žinoma, yra labai dar daug laiko. Investuotojai jau visiškai atmeta galimybės, kad rugsėjo mėnesį bus didinamos palūkanos, ir greičiausiai bus daroma pertrauka, kadangi iš eilės palūkanų didinimas buvo pakankamai agresyvus, tai jau mes turėjome 3 iš eilės palūkanų didinimus, rugsėjo mėnesį yra tikėtina, kad bus padaroma pertrauka, iki gruodžio mėnesį yra pakankamai nemažai laiko. Jeigu mes matysime, kad didėjant būtent konkuravimui darbo rinkoje, jeigu matysime, kad atlyginimai taip pat didėja, tai būtų galima galvoti apie vartojimo didėjimą, kas lemtų ir infliacijos didėjimą. Kitas dalykas, dolerio pigimas taip pat turėtų prisidėti prie infliacijos didėjimo, prie prekybos balanso gerėjimo ir ilgalaikiai perspektyvai, dar visko gali būti ir iki gruodžio mėnesio galima dar ir sulaukti palūkanų normų didinimo. Kas liečia euras doleris, jisai toliau laikosi žemiau 1,15, žinoma, investuotojų artimiausias tikslas yra 1,15, 0,0 lygis, labai stiprus pasipriešinimo lygis.
Ateinančią savaitę Europos centrinio banko vadovo pasisakymai. Na, iš tikrųjų, šiuo metu iš centrinių banko atstovų sklinda pakankamai tokios skirtingos nuomonės. ECB vienas iš valdybos narių praėjusią savaitę pasisakė, kad būtent yra planuojama toliau laikyti dar ilgą laiką monetarinius stimulus, nes infliacija yra žemiau tikslo, kurio siekia Europos centrinis bankas ir nėra planuojama stabdyti obligacijų supirkimo programos. Iš kitos pusės Wall Street Journal pasirodė būtent pranešimai, kad Mario Draghi Jackson Hole konferencijos metu ateinančią savaitę kaip tik planuoja būtent pasisakyti apie tai, kad kaip planuoja išeiti iš obligacijų supirkimo programos gruodžio mėnesį ir kokios paskui bus žingsniai, galbūt ruošia rinkas jau palūkanų normų didinimui. Na, Europos centrinis bankas tik tai tą noriu pasakyti, kad jisai pasižymi tuo, kad rinkas labai iš anksto perspėja apie savo galimus ketinimus. Būtent kada buvo įvedinėjami obligacijų supirkimo programos, labai iš anksto rinkos buvo nuteiktos ir kada jau įvyko pats faktas, paskelbta obligacijų supirkimo programa, iš tikrųjų jau euras nebeturėjo, sakykime, tos jėgos smukimui, kiek judėjo prieš tai. Tai šiuo metu euro dolerio poroje irgi panašu, kad investuotojai atidirbinėja tą galimą obligacijų supirkimo stabdymą arba šiek tiek pristabdymą. Vis dėlto bendrai šiuo metu euro dolerio poroje nereikėtų prisirišti nei prie kilimo krypties, nei prie kritimo krypties. Techniškai rinka toliau juda tarp 1,15-1,05, tame 10% intervalė ir iš tikrųjų kol kas nėra faktas, kad negali judėti toliau, sakykime, vėl atgal žemyn link 1,05-0,0. Tai artimiausiu metu būtent tikėtina, kad Europos centriniui bankui neturėtų labai patikti euro dolerio brangimas, nes tai būtent stabdys infliaciją, stabdys ekonominį augimą, prekybos balansą gali pabloginti. Tai iš tikrųjų tas po kelių mėnesių turėtų atsiliepti rodikliuose. Bendrai, žinoma, visi rodikliai buvo pakankamai neblogai ir ECB neturi kažkokių tai labai didelių svyravimų dėl ekonominės padėties dabartinės. Ir ateinančią savaitę turėsime eurozonos infliacijos paskelbimą. Tai bus pakankamai svarbus rodiklis, tai yra Final CPI. Na ir paskui turėsime, žinoma, Vokietijos investuotojų pasitikėjimo indeksą, kuris greičiausiai didės. Ir aišku, palūkanų normų paskelbimas bei Europos centrinio banko spaudos konferencija ketvirtadienį. Čia yra labai svarbu ir pasižiūrėsime, ar Mario Draghi toliau laikys optimistinį toną, kaip per praėjusią konferenciją, ar vis dėlto šį kartą pasistengs savo retoriką smugdyti šiek tiek valiutą. Aišku, lygiai taip pat ir Australijos dolerio brangimas neturėtų patikti Australijos centriniam bankui, kuris per praėjusią jau konferenciją užsiminė, kad Australijos dolerio kursas brangimas gali lėtinti ekonominę situaciją. Vis dėlto Australijos doleris labai stipraus palaikymo sulaukė praėjusią savaitę, būtent po to, kai išėjo labai geri Kinijos importo indikatoriai su dideliu augimu. Jeigu Kinijos bendras vidaus produktas ir toliau matysim, kad, sakykime, išsilaikote 6,9 ar netgi augimą rodo, jeigu bus 6,8 labai blogai nebus, tiesiog šiuo metu reikia suvokti tai, kad Kinijos BVP augimas turi laikytis virš 6,5%, kad kiniečiams pasisektų išlaikyti esamą infrastruktūrą ir išvengti labai kažkokio agresyvaus net ir kredito burbulo sprogimo, kas yra labai nemaža tikimybė, kad gali atsitikti vidutinių ilguoju periodu. Tai iš tikrųjų turėsime Australijos centrinio banko taip pat pranešimą dėl monetarinės politikos ir taip pat Australijos darbo rinkos rodiklius. Na, iš tikrųjų pats Australijos dolerio brangimas gali lemti tai, kad protokolo metu centrinis bankas pasistengs savo retoriką šiek tiek prigesinti Australijos dolerio brangimą poroje su Amerikos doleriu. Iš Anglijos praėjusią savaitę mes turėjome taip pat rodiklių, buvo jų paskelbta ir prieš Liepos mėnesio pradžioj, tai yra paslaugų, gamybos, statybų sektorius lėtėjo, tačiau pasigirsta jau kalbos po truputį, kad galimai anglams netgi gali tekti atsisakyti Brexito idėjos, todėl kad ekonomika pradeda skaičiuoti nuostolius, kurie gali būti. Kol kas Brexito tema šiek tiek slopsta ir tai gali, kol Brexito tema slopsta, jeigu matysime infliacijos didėjimą ateinančią savaitę, tas gali duoti palaikymą Anglijos svarui. Ten, sakykime, ar tai prieš eurą, ar prieš dolerį poroj vidutinių trumpojų periodų. Bet šiaip bendrai iš tikrųjų svaras šiuo metu lieka rizikinga valiuta prekybai ir svaro tiek dolerio poroj, tiek svaro euro poroje, nebent, sakykime, jeigu žiūrėti kažkokių pozicijų, tai tik tai tose vietose, kur yra siūlomi geri pelno nuostolio santykiai, kur rinka suteikia tokias galimybės. Kas liečia doleris Japonijos jeną,
Doleris Japonijos jena neprasimušė prieš 114,40, tai yra labai stiprus pasipriešinimo lygis ir kol kas dolerio jenos poroje būtent obligacijų bondų pajamingumas, taip pat skirtumas jisai mažėja tarp Amerikos ir Japonijos ir šiuo metu neturi palaikymo papildomo dolerį stiprėti prieš Japonijos jeną. Aišku, dolerių jenui palaikymą galėtų duoti akcijų indeksai, kurie toliau važiuoja į viršų, tačiau reikia turėti minti, kad atėjo rugpjūčio mėnesis, atėjo rugsėjo mėnesis ir rugpjūčio mėnesio antroji pusė, rugsėjo mėnesį yra būdingi jau išpardavimai akcijų rinkoje. Šiuo metu turint mintyje, kad akcijų rinkos yra absoliučiuose visų laikų rekorduose ir S&P 500 indeksas važiuoja, nepaisant to, kad Amerikos rodikliai, tai vartojimo rodiklis, sakykime, išėjo prastesnis, infliacija lėtėja, vis tiek mes matome S&P 500 indekso brangimą. Tai susiję greičiausiai su tuo, kad investuotojai toliau tikisi, kad Amerika nedidins palūkanų normų, bus žemų palūkanų normų aplinka. Vis dėlto pati kaina iš tikrųjų yra jau įskaičiavusi seniai žemas palūkanų normas ir šiuo metu tiesiog tai reikia sulaukti momento, kada investuotojai pradės fiksuotis pozicijas, pelnus išpirkimo akcijų indeksuose ir būtent tas ciklas kritimo dažnai prasideda link rudens. Rugpjūčio mėnesį gali būti prasidės rugsėjo mėnesį. Ir praeitais metais, jeigu pasižiūrėsim, tai būtent nuo rugpjūčio mėnesio prasidėjo tas ciklas kritimo iki pat lapkričio mėnesio. Tai yra būtent sezoniniai ciklai, kurie net 109 metų statistika rodo, kad jie pasitaiko, labai dažnai pasitaiko, dažniausiai yra nuo rugsėjo mėnesio, bet pastarosius 10 metų galima matyti, kad būna ir nuo rugpjūčio mėnesio jau prasideda ta konsolidacija ir vėliau, sakykime, fiksavimasis pelnų akcijų rinkose. Tai aišku, jeigu akcijų rinkos pradėtų rudenio tą, sakykime, kritimą, tas aišku neigiamai paveiktų dolerį prieš Japonijos jeną, taip pat aišku, šitoj poroje labai reikėtų stebėti obligacijų skirtumus pajamingumų tarp Japonijos ir Amerikos. Šiuo metu doleris jena yra pasiekęs viršutinį kainos ciklą ir laukčiau kritimo link 110.70, 110.00 ir šitoje zonoje kažkur tai žiūrėčiau pirkimo pozicijų su geru pelno nuostolio santykiu. Šiuo metu iš tikrųjų vytis rinkos prisirišti prie kilimo, manau, kad būtų logiška tik tai tada, jeigu kaina techniškai prasimuštų 114.40, įsitvirtintų virš šito lygio ir tęstų toliau kilimą. Kas liečia svaras doleris, svaras doleris prasimušė pro 1,3050 teritoriją pakankamai agresyviai. Praėjusią savaitę tai lėmė aišku ir bendras Amerikos dolerio silpnėjimas, šiek tiek nusivylimas tiek vartojimo rodikliais, tiek infliacijos rodikliais, tačiau ateinančią savaitę turėsim iš Anglijos infliaciją. Jeigu Anglijos infliacija lėtės, iš tikrųjų, jeigu Brexito tema toliau bus rutuliuojama, kad vis dėlto bus vykdomas Brexitas, tai gali neigiamai paveikti Anglijos svarą ir jisai gali labai lengvai grįžti viską atgal, ką pakilo. Vis dėlto, jeigu toliau būtų tema, kad Brexito teks anglams išvengti, jeigu būtų kažkokios užuominos, kad aplamai bus stabdomas visas Brexito procesas, tai iš tikrųjų labai stipriai teigiamai gali paveikti Anglijos svarą. Tai labai stipriai perparduota valiuta lyginant su doleriu. Kas liečia dolerį prieš Šveicarijos franką, dolerį Šveicarijos frankas sentimentas ilgalaikis žinoma lieka teigiamas. Išlieka labai didelis skirtumas tarp monetarinių politikų. Jeigu mes turime euro franko brangimas, svaras frankas, Kanados doleris su franku, visur, kur tik tais prasideda palūkanų normų didinimai, tas teigiamai veikia valiutą prieš franką, tuo mačiu ir euros frankas poroje sentimentas iš tikrųjų lieka teigiamas, čia po korekcijų toliau ieškočiau pirkimų, labai gražus trendas ir vienas iš tokių, sakykime, gražiausių trendų rinkoje šiuo metu, ką matom. Tai šitoje vietoje, sakykime, su Šveicarijos franku, kad ir doleris labai stipriam pigimui, ilgalaikiam pigimui, fundamentaliai tai nėra tam palaikymo. Aišku, techniškai rinka labai volatiliam kontekste, tiek ilguose time frame'uose mes jau turim keletą metų volatility didelį, tiek ir, sakykime, mažesniuose time frame'uose, dėl to laukčiau prekybos mažesniuose time frame'uose taip pat nesivėjant rinkos, nesirišant prie mažų trumpalaikių arba mikrotrendų, bet laukiant jų pabaigos ir, sakykime, būtent prie principų buy low, sell high, pirkti dugnuose, parduoti viršūnėse, tokiame kontekste šiuo metu tiesiog yra rinka. Kas liečia Australijos dolerį, jisai, tęsia kilimą, metinės aukštumas yra pasiekusi valiuta ir šiuo metu, tiesiog
labai stiprus pasipriešinimo lygis 7,850 laukia. Laukčiau artimiausių metų to kylančio mini trendų išsikvėpimo, pardavimams su geru pelno nuostolio santykiu. Vis dėlto, jeigu rinka įsitvirtintų virš 75, jeigu ateinančią savaitę tiek Kinijos, tiek Australijos centrinio banko, Kinijos BVP, Australijos centrinio banko protokolas plus Australijos darbo rinkos rodikliai, jeigu duotų palaikymą, galima pamatyti ir naujose viršūnėse Australijos dolerį prieš dolerį. Kas liečia auksas šiuo metu jisai būtent daugiau teigiamai veikiamas dėl Amerikos prastesnių rodiklių. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad ne tik tai Amerikos centrinis bankas didina palūkanų normas, tačiau jungiasi į tą, sakykime, programą vis daugiau centrinių bankų. Ir tai gali artimiausių metų vidutinių laikotarpių neigiamai veikti auksą, nes auksas būtent per finansų krizę labai stipriai brango ir tas brangimas buvo surištas su tuo, kad centriniai bankai vykdė agresyves monetarinio stimulo programas. Tai šiuo metu aukso grafike iš tikrųjų turime pasiekti labai stiprų palaikymo lygį. Kol jo nepramušė, tol, sakykime, ryštis prie ilgesnio periodo kritimo nelabai reikėtų. Šiuo metu esame grinai intervalinio konteksto judėjime. Kainai paspaudus artimiausių metų pabandžius prasimušti pro štai šitą pasipriešinimą, laukčiau melagingo pramušimo signalų pardavimams su geru pelno nuostolio santykiu, o kainai paspaudus link, sakykime, apatinių ekstremumų vėlgi atsiranda gero pelno nuostolio santykio zona potenciali. Vis dėlto, jeigu kainai įsitvirtintų žemiau 1,207, mes galime sulaukti kritimo link 1100 ar 1000 dolerių už unciją. Šiaip vienas iš pagrindinių dalykų, ką šiuo metu reikia stebėti, yra 10 metų obligacijų pajamingumai, tai yra 10 metų bondų pajamingumas iš Amerikos, Vokietijos bondų pajamingumas jisai didėja kainai krentant, būtent dėl to, kad tikimasi, kad ECB pradės kalbas apie obligacijų supirkimo programos stabdymą. Mėnesinėme grafike tai yra visų laikų aukštumos, kol kas signalų, kad tai yra krentantis trendas bonduose nėra nei viename iš grafikų, tai yra būtent labai daug dvipusio judėjimų, dėl to kol kas prisirišti prieš tai šitos kritimo tendencijos nereikėtų. Kainai paspaudus link dugnų galima pamatyti didesnį kilimą ir tas įtakotų euro korekcijas. Tai euro korekcijas tiek prieš Japonijos jeną, tiek prieš Amerikos dolerį. Tuo tarpu JAV 10 metų bondų pajamingume taip pat penktadienį pirmutinė reakcija po išėjusių rodiklių prastesnių buvo augimas, vėliau reiškiasi vėl kritimas ir tai gali lemti būtent dolerio brangimą atsidarius rinkai iš karto. Aišku, būtent Anglijos, sakykime, politikų pasisakymai šį savaitgalį dėl to, kad Brexito tema gali būti, kad Anglija atsisakys Brexito, gali teigiamai paveikti Anglijos svarą ir netgi matysim, sakykime, galbūt svarą atsidariusi su gepu prieš eurą žemyn ir aišku, kol kas ryštis prie tos krypties nereikėtų, palaikymo lygis svarbus 8,650, ten pakankamai nebloga pelno nuostolio santykio zona, bet šiaip euros svaras po praeitos savaitės parodė, kad pramušimas intervalo buvo melagingas ir dabar atsiveria kelias kritimų. Kol kaina neprasimuš pro buvusias viršūnės, pro 9,00, tol nelaukčiau tolimesnio euro kilimo prieš Anglijos svarą. Tai toks bendras kontekstas šiuo metu, aišku, įdomios poros su franku, euras frankas tame tarpe taip pat, tačiau jeigu ateinančią savaitę, kaip sakau, ar atsidarytų euras GBP su gepu, arba pamatytumėm tai, kad Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi keičia šiek tiek savo poziciją, matydamas euro brangimą, na ir kaip prieš keletą savaičių kiti Europos centrinio banko atstovai pasisakė, kad rinkos neteisingai suprato Mario Draghi, jeigu jisai taip pat patvirtintų tą toną, tai euras gali pasikoreguoti, tame tarpe ir prieš Šveicarijos franką laukčiau didesnės korekcijos iki 1,0950. Šiuo metu poroje artimiausių metų laikosi trendas, tačiau reikia žiūrėti, kaip rinkai seksis įveikti būtent viršūnę. Jeigu nesiseks įveikti buvusių viršūnių, tai yra tikėtina, kad korekcinė struktūra užsitęs, turėsim išplėtotą korekciją ir tik tais vėliau tendencijos pratesimą. Tai tokios mintis tam kartui, lauksime ateinančią savaitę centrinių bankų pozicijų ir žiūrėsime, kaip rinkos į tai reaguos. Sėkmės visiems!